Labas, Gediminai. Taip, darysiu tau analizę 3 mėnesių pagal tavo prašymą. Žiūrėsim finansus, santykius ir sveikatą. Kiekvieną mėnesį dėliosim atskirai, kiekvieną mėnesį žiūrėsim atskirai. Taigi, gruodis. Dar užmeskim akį, kuo gruodis tau yra svarbus, ar ne? Gruodis yra toks mėnuo, kai šventės, kai daug judėjimo, kai dovanos, susitikimai, pasibuvimai, ar ne? Daug šventinio laikotarpio tokio. Taigi, kuom svarbus tau bus gruodis, kuom jis pasižymės tau? Nu, žiūrėk. Jeigu pas tave buvo širdutė skaudėjo, ar ne, jeigu buvo pergyvenimai, jeigu buvo kažkokios tai nesutarimai, kažkur skyrybos, reiškia, galbūt įsižeidimas buvo. Tai va, tai aš prie šito dar grįžtu, ar ne, jeigu buvo blogai, netgi sveikatos srity, jeigu buvo blogai, tai kaip tik tau gruodis bus toks laikotarpis, kai tu turėsi būti stiprus, tu mokėsi būti stiprus, mokėsi save valdyti, mokėsi valdyti aplinkui viską, kas tau priklauso, ar ne, toks valdytojas būsi. Taip, planuosi susitikimus, planuosi, darysi, judėsi, štai pas mus dama, štai galbūt kaip tik dar, mes dar nepalėtėm tos temos, bet mums rodo kaip foną, kad galbūt tu nepasiruošęs, ar ne, o tau atsiūs kažkokią tai damą, ar ne, vat bus susitikimas su kažkokia tai dama. Tai va, fonas, tai buvo tik fonas, kas tau iš vis svarbu bus, kas tau aktualu bus, vat pagrindinis dalykas, gruodžio mėnesį. Gerai, dabar žiūrim gruodį finansai, kokie bus gruodį finansai. Finansai gruodžio mėnesį. Taip, finansai. Šiaip dabar jau net netiki, net nematai kažkokių tai perspektyvų, nieko tarsi ir nepasikeis. Nieko ypatingo nenutiks. Na, ta prasme, tu ateityje savo nematai, kad kažkas galėtų netgi būti kitaip. Yra taip, kaip yra ir nieko naujo čia nebus. Ta prasme, tu net nematai savyje, kad galėtų būti kažkas kitaip. Taip, svajoti tu svajosi, taip galvosi, galvosi, iš kur galima daugiau pasidaryti lėšų, ne? Iš kokios ryties. Galbūt kažkokias rytis bus labiau sudominta, kita mažiau sudominta, bet galbūt tu norėsi kažką išmėginti. Ne, galbūt kažkokį tai kitą amatą norėsi išmėginti ir lėtai ir užtikrintai bandysi kažko siekti. Na, pavyzdžiui, galbūt tu namie norėsi kažką pasidaryti, galbūt, tai tik pavyzdys, kažką pasidaryti savo rankom ir pabandyti parduoti. Galbūt tu apskritai pirksi ir perpardavinėsi, ar ne? Tai tik yra pavyzdys, nes tu domėsies, galvosi, bet tai gali ir likti tik domėjimasis, galvojimasis. Gali būti, kad tu nedarysi nieko. Todėl, kad esi pripratęs, kad, va taip gyveni ir viskas. Tu, pavyzdžiui, galima būtų tą, trečią, ketvirtą, penktą, bet kažkaip nieko tam naujo ir neįvesi jokios naujos kažkokios tai. Taip, finansai gana skurdus. Tipo, galimybė yra, vat kaip čia, vat galimybė yra. Vat jos viršuje, jas reikia tik pamatyti, galimybė yra.
Tu gali rinktis bet kokią sritį, bet nenorėsi nieko daryti. Tu jausies valdovu, jausies, kad tu esi galingas, tau visko užtenka ir tau visko užtenka. Vat tau viskas gerai. Nors galbūt tai yra tik tiesiog psichologinis žaidimas. Tu norėtum, kad kažkas pasikeistų, bet nieko nedarai ir niekas nesikeičia. Ir taip ir bus, ar ne? Bet prie to toks atsiranda, kad man jau nieko ir nebereikia. Kam aš čia tą temą pradėjau? Man jau gerai ir taip. Na, žiūrėk, tavo bėdos. Todėl, kad realybėje nieko tokio nepasikeis, jeigu tu pats nieko nedarysi, ar ne? Vat ir liks galimybės yra, reiškias, bet daugiau, kadangi čia daug žmonės eina, vienas lošas, kitas skurdus, ar ne, ir jie eina ir nemato tos galimybės. Ir neima tos galimybės. Na, reiškia, tau tiek užtenka. Tai vat, milijono nėra, galimybės tokios, kokios yra ir nieko dėl to nedarysi, gruodis. Nekelsi savo jokio lygio. Na, tau užtenka, reiškia, tau užtenka. Gerai, gruodis, finansai. Toliau. Gruodis, finansai baigiam. Dabar turim santykiai. Gruodis santykiai. Mums rodė, kad santykiai kažkas bus, ne? Kažkokios tai naujovės santykiuose turėtų būti. Na, žiūrėkime. Santykiai. Gruodis santykiai. Vat, gerai supratau, bet nesupratau. Taip, dama yra, jinai dugne, bet ir atsimeni, mums rodė, kad aspektas būt santykiam valdingumas, jis vėl iškrenta. Taip. Dar jausies kažkiek nusivylęs, kažkiek praeityje, kažkiek dar tokio nostalgijos kažkokios, ar ne? Bet po truputėlį bandysi atsigauti, tiesa, nežinau kodėl, bet bandysi jau komunikuoti, bandysi save pakelti į aukštesnį lygį, ar ne? Ir pakelsi, apsispręsi taip, kad taip, aš noriu meilės, taip, man reikia jausmų, taip, na, kažkokį jau tokį pliusiuką savo padėsi, kad taip. Štai, konkrečiai nuspręsi, ko tu nori. Bet su tuo pačiu jausies, netgi čia taip įdomiai, valdo tave piktis kažkoks tai, toks piktis įtūžės, bet tai gali būti netgi ir pasiryžimas, va toks ryžtas, nors labai sunku, bet va tu pasiryžė. Kamgi tu taip nori pasiryžti, aš niekaip negaliu suprasti. Nu, meiliai, tu nuspręsi sužaisti vabank, ar ne, va, šmagas. Ta prasme, tu nežinai, kaip bus, tu neįsivaizduoji, tu net, iš vis menkiausių dalykų neįsivaizduoji, kaip tai galėtų būti, bet tu nori meilės, tu nuspręsi šitą situaciją, kuri yra pas tave, imti į savo rankas. Ir, na, džiugu, taip, bandysi, reiškės, žiūrėk, aš tau prieš tai sakiau, ane, tai gali būti kažkokios tai senos patirtis, kurios buvo nemalonės. Ir kaip tik tu iš jų bandai išeiti, ten, kur į prisipildymą, pagaliau į tokį, iš vienos pusės tai yra toks jaukumas, meilė, šiluma, iš kitos pusės tai yra šeiminiškumas, tai yra šeima, kai yra šeima, kai
nori, kad toj šeimoje būtų viskas, kad ten būtų meilė šiluma, bet ir kartu, tai tarsi kaip svajonė, kad įsipildytų tavo svajonė. Ar ne? Žiūrėk, dabar jeigu tu leisi tai nostalgijai, tam nusivylimui būti dar pas tavyje, jinai bus. Bet kaip aš matau, kad tu bandai iš jos išeiti, ar ne, mums panašiai rodo, kaip ir pirmom kortom, kad ta prasme, čia yra kažkoks psichologinis momentas, kažkada man buvo blogai, kažkada aš tai patyriau, kažkada ir tu tai laikai savyje. Galbūt reikėtų tiesiog įsipasakoti, galbūt reikėtų atsiverti, galbūt tau būtų lengviau, ar ne? Tiesiog senos žaizdos, jos labai ilgai gyja ir lieka toks dar neišspręstas konfliktas tavyje. Na, taip, reikia laiko, kad suvoktum, kas tavyje negerai. Pavyzdžiui, kaip galėtų būti. Kaip galėtų būti? Taip, būna poros, pripranta viens prie kito, taip, kai ilgai būna kartu, jie viens prie kito pripranta įpročių ir kai įsiskiria, jie būtent pritrauks tokį patį. Ne dėl to, kad, pavyzdžiui, norėtų ir apskritai žmogus kitoks ateis, bet pritrauks būtent tokį patį, nes yra įprasta. Nes yra jau įgytas įprotis, kad, pavyzdžiui, jis rūko, jis geria, čia tik pavyzdys, jis ten keikėsi ir būtinai tokį sutiks panašų. Jeigu netgi turėjo šeimą ir vaikų, tai būtinai papuls toks, kuris irgi turi vaikų, o ne laisvas. Na tai yra tai toks momentas, kai reikia save pradirbti. Tai ir tau. Yra kažkokios tai nuoskaudos, yra kažkokie tai momentai, kuriuos reikia pradirbti. Ir tada turėtų būti viskas gerai. Matai? Turėtų būti pilnatvė. Čia mes turėjom gruodžį. Taip, gruodis. Taip. Ar santykiai bus? Jie gali būti, bet tik tada, jeigu tu juos pradirbsi. Ta prasme, tu savo nustatysi ribą, kad taip, jau viskas, jau laikas, aš save parengsiu šiem santykiam arba kitiem santykiam, bet jau valdysi save tvirtai. Taip, tu dar būsi šaltas, tu dar būsi toks grubus, tu dar būsi neatsivėręs, tu dar būsi toks toks valdingas, ne? Bet tai rodo tik, tu pats savyje bandysi atrasti tą, ar tu nori, ar tu nenori, kaip tu nori. Ne? Pavyzdžiui, galbūt tavo tėvai gražiai gyveno, ar ne, ir tu ieškosi kažką panašaus, kaip jų santykiai buvo. Taip, čia jausmai pradės atsiverti, tu leisi jiem atsiverti ir dugne mes matėm merginą. Taip, dugne mes matėm merginą. Su kuria galbūt, tai ne dabar, ne taip greitai viskas, galbūt norėtųsi kurti kažkokią tai ateitį. Jinai pradės tave traukti, netgi netraukti, tu pradėsi ją domėtis, gal taip. Pradėsi ją domėtis, kas, kur, kada ir bandysi, reiškia, kažkur kažkokią tai ateitį kurti. Galbūt ne taip viskas greitai, ar ne? Ne taip viskas greitai čia bus, bet jau jinai mums išeina netgi 2 kartus, ar ne, kad yra mergina ir reikia tau, persirikiuoti, persi kažkaip tai. Bet čia tik priklausys nuo tavęs, ar tu norėsi, ar tu apsispręsi, nes vis tiek lieka ta tikimybė, kad tu, pavyzdžiui, liksi ten, kur tu esi. Visada tokia tikimybė bus. Kodėl? Todėl, kad mintis keičiasi labai, labai greitai. Vieną dieną tu esi vienos nuotaikos ir, pavyzdžiui, tu nieko nenori. Kitą dieną tu būsi kitos nuotaikos ir tu nori visko ir iš karto. Galbūt netgi po pietų norėsi visko ir iš karto, o iki pietų būsi kaip sudžiūvęs lapas.
Ir dėl to yra sunku pasakyti, ką tu toliau darysi, nes vis tik ir sveikata priklauso, ir norai, ir nuotaikos, viskas vienam fone. Galbūt pas tave darbas tavo nelabai patinkantis, kuris tau gadina visą dienos nuotaiką. Tai irgi negali pasakyti, ką tu teisingai veiksi. Taip, mąstysi taip, galvosi taip, bet patikėk, tai gali būti vieną dieną taip, kitą dieną taip. Ir jokios kortos tau nepadės pasakyti, ką tu tiksliai darysi. Taigi, lieka mums sveikata ant gruodžio. Gruodyje sveikata. Sveikata. Kaip gruodyje bus sveikata? Vėl. A kas yra? Sveikata. Dabar žiūrėk, mums rodo daktarą. Jeigu tai kalbėti apie sveikatą, tai yra daktaras. Daktarė, žiniuonė, ne? Vėl tu kol kas nematai, mums vėl krenta, kad tu nematai, o nematai, jau seniai nematai kažko. Bet pergyveni, labai daug pergyveni, galbūt atkreip dėmesį į savo savijautą miego metu, ar ne, poilsio metu. Galbūt blogai miegi, galbūt apskritai daug galvoji ir iš to kyla kažkokie tai nerimai. Apskritai iš to gali kilti daug ligų, ar ne? Jeigu blogai miegam, daug galvojam, pergyvenam, prigalvojam, ar ne? Ir iš to gali atsirasti ligų. Dabar mum jinai ne šiaip savo turėjo išeiti. Galbūt tu lauki kažkokių tai rezultatų. Pavyzdžiui, buvai poliklinikoje ir, reiškia, tai tau darė kažkokį tai tyrimą, ar ne? Ir tu dabar pergyveni, lauki rezultatų. Rezultatai ateis. Bet aš nepasakysiu, kad jie bus labai geri. Kodėl? Pats kardų tūzas rodo, kad čia gali būti liga susijusi su įvairiais peršalimais, įvairiais taip. Aš tikiuosi taip nebus, bet realiai taip gali būti, kad galbūt kažkokia operacija reikalinga bus, ar ne. Kažkokį gydymą tau tikrai gali skirti, jeigu tai yra aktualu, nes kitaip man tikrai neišeitų žinėje. Tai vat gruodžiui iš tiesų kažkaip bus, kad tau vat skirs kažką tokio. Mirtis, ar ne? Matai, turėsi pakeisti visą savo gyvenimo įprotį. Galbūt tai yra dieta, galbūt teks kažko stipriai atsisakyti, bet tam, kad pagerinti savo racioną, tu turėsi kažką keisti kardinaliai. Galbūt, čia tik pavyzdys, aš ligų neišmanau, aš ne daktaras, bet čia gali būti, pavyzdžiui, galbūt reikės atsisakyti cukraus, galbūt atvirkščiai, pavyzdžiui, jeigu tai būtų diabetas ar ne, galbūt reikės, nežinau, pats faktas, kad tu turėsi pakeisti savo racioną kardinaliai. Tai vat gruodis dėl sveikatos nepasakyčiau, kad labai geras. Tarp kitko, jeigu tu matai, kad tau yra blogai, bet vat iš vienos pusės tu pastebi, ne, kad vat kažkas yra negerai. Iš kitos pusės, ne, aš nenoriu tai priimti, čia aš prigalvoju, čia yra nesąmonė, tai mums siūlo vis tiek kreiptis ir pasitikrinti. Neabejok, jeigu tu bent kažkiek jautiesi, kad ne taip tau kažkas, tu turi bent jau pasitikrinti.
nes mums rodoma tai, kad tau reikės priimti, jeigu dar dėlsi maža kas galėtų būti, ar ne, bet tau jau reikės priiminėti kardinalų sprendimą pokytyje savo organizmui. Nes kitaip gali daeiti gana netgi stipriai, iki įvairių operacijų gali daeiti. Kame esmė, aš ne daktaras, aš negaliu pasakyti, kame yra esmė. Bet daktarė pati išėjo, supranti, vat kas. Kad tu turi atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Tu privalai, nes kitaip gali būti gana tikrai blogai. Tai vat, gruodį nepamiršk, galbūt tau reikia kokį tai vitaminų pagerti. Galbūt, aš manau, tu daugiau žinai negu aš, kiek tau ko reikia dėl sveikatos. Taip, gruodis baigėsi. Dabar turim sausį. Toj, kad man nesusipainiot. Sausis. Taip, finansai, sausio mėnesį. Finansai, sausio mėnesį. Pirma, pažiūrėkim fonas, koks fonas sausio mėnesio. Vat bendras fonas, kas tau labiausiai rūpės sausio mėnesį. Moteris. Bendras fonas, kurią, žiūrėk, nežinau, jinai tai yra, tai jos nėra, tai jinai yra, tai jos nėra. Nežinau, kas tai šita moteris, gal iš vis mama, ne? Aš net neįsivaizduoju, kas jie. Nes jinai protarpės, tai išlenda, tai neišlenda. Lauksi sugrįžimo kažkokios moteris, su jausmais, ne? Vat, galbūt, sakysi, čia mano likimo moteris. Ne, vat, meilės korta. Įsimylėjimų korta, jausmų korta, laimės, sėkmės korta, kad tau gera, jauku, šilta, smagu su ją. Ir va tai mano likimas, nieko nežinau, čia yra mano likimas. Tai va, tik tu gali žinot, kas jie. Vėl. Reiškia, sausio mėnesį bandysi judėti, bet kažkaip nežinau, ar tu judėsi, bet jau va, tai yra gruodį. O sausio mėnesį tu tikrai judėsi pas ją. Reiškia, susitikimas tikrai bus sausio mėnesį. Na gerai, tvarkoj. Čia mes bendras fonas, ko gero, visą laiką va, tai toks bus, kad santykiai. Gerai. Tvarkoj, tada taip. Finansai. Kokie bus sausio mėnesį finansai? Sausio mėnesio finansai. Ir vėl tas pats, kaip keista. Taip, vėl kažkoks nusivylimas. Kodėl? Dėl ko toks nusivylimas? Vėl paskendimas praeitį, nors tu puikiai gali laikytis, tu gali puikiai save valdyti, viskas pas tave gali būti gana gerai. Galbūt tu dar praeitį kažkur sėdi, betgi finansai ne prie ko. Pas tave turi būti viskas gerai finansuose. Bet yra bet. Čia gal pas tave tokia valdžia. Nes iškils didelių keblumų darbe, labai didelių sunkumų su darbu iškils. Tave gali išmesti iš darbo. Galbūt tu pats išeisi iš darbo, nes fiziškai sunku. Nes čia, ko gero, darbo praradimas. Dėl to va, tas pas mus ir nusivylimas. Taip irgi gali būti.
Taip. Tai tavo sveikata gali būti ir priklausyti nuo tų visų momentų, nes galbūt darbe problemos prasidės, po to tai atsimatys jau per sveikatą, daug pergyvensi, nes čia bus kažkokiu tai pokyčių pas tave darbe, arba prarasi darbą, arba keisi darbą, arba vat kažkas tokio, nes, reiškia, gana staigiai čia pas tave sunkumai ateis. Vat ir dėl to, ko gero, sveikata tavo irgi matysis. Ar tu turėsi darbą vėliau, jeigu netgi ir pakeisi, ar ne? Taip, tu darbą turėsi, galbūt tai nebus taip greitai, bet aš manau, kad tu susitvarkysi greitai, jeigu netgi ir prarasi šitą darbą. Žiūrėk, gausi kažkokį tai visai neblogą variantą, galbūt tau kažkas padės rasti, arba dar kažkaip tu gausi gerą darbą. Vat. Taip, teks pabūti stipriam, taip teks pakovoti už save, kaip visada, ar ne, bet tu parodysi, kad tu moki mokytis, kad tu esi smalsus, kad kažką tu moki, kažko nemokai, bet tu parodysi susidomėjimą darbo ir darbą tu gausi. Tai, kad į priekį sakant, netgi jeigu taip atsitiktų, kad tu prarasi darbą, nenusivilk, ar ne, tu sugebėsi iš šito išeiti, iš šitos išsisukti, neužprogramuok savęs, kad viskas bus blogai. Tau tik kaip informacija sakau, kad taip galėtų būti. Tiesiog, kad taip galėtų būti. Ir tiek. Taip, darbas. Sausis, darbas, dabar santykiai. Santykiai. Santykiai sausis. Kas santykiuose? Nu, vat dėl to aš tau ir sakau, kad aš nelabai suprantu, va šitas vat nusivylimas, arba šitas nematymas, nenoras priimti, nenoras suprasti, nenoras gilintis, ar ne, jis tau trukdo. Vienas dalykas, antras dalykas. Tai yra mergina, tai jau jos nėra. Aš kol kas nelabai suprantu, kodėl taip yra. Vieną mėnesį kažkaip vienaip, kitą mėnesį vėl kažkur išplaukia. Tai vat, sausį daugiau būsi laukime. Reiškia, turėsi kažkokių tai lūkesčių, ar ne? Vat ir tau bus sunku labai. Galbūt apskritai tu tiesiog dirbsi labai daug, ar ne? Ir judėti tu nenorėsi, judėti tu negalėsi. Ties to, kad negali, ties to ir nejudi. Ale kaip negali. Tau labai bus vėl sunku, tu vėl kažkokiuose kovose. Nors tau kaip ir šansą duoda, imk, eik, daryk, bet kažkodėl tu nieko nebenorėsi jau sausio mėnesį. Nors mergina yra, žiūrėk. Galbūt tu taip darai, vieną koją prieki, dvi atgal, galbūt va taip tu, tai būna, ar ne, nes meilė yra kažkokia tai bendravimas, pasibuvimas, viskas gali būti, bet kodėl? Žiūrėk. Taip. Mergina yra žinė, reiškia, galbūt jinai nelaisva, jinai galbūt yra iš vis ištekėjusi ir čia yra priežastis. Galbūt jinai pati yra ant skyrybų slenksčio ir galbūt čia va ta priežastis, dėl ko yra toks ir abejingumas, ir nusivylimas, ir neaiškumas, ir viskas kartu. Na, mums sako vėl. Mums sako, kad susitikimas bus. Štai žiūrėk, tu, štai ji, ne, štai susitikimas turėtų įvykti.
Taip, daug pergyvenimų, kad apgaus, ar ne? Turėsi daug pergyvenimų, kad galbūt tai yra apgavystė, galbūt tai yra netiesa, bet kol kas mums rodo, kad viskas bus gerai. Aha. Čia galbūt, reiškia, jūs esat labai toli, galbūt tai yra iš vis užsienis, ne? Galbūt jinai ne vietinė ir dėl to yra labai sudėtinga. Na, jeigu norėsi, pabrėžiu, jeigu norėsi, viską padarysi. Jeigu norėsi, tu galėsi pas ją nuvykti, jeigu norėsi, viskas priklauso tik nuo tavęs. Jeigu norėsi, tu padarysi viską. Tai va, tokie takeliai sausiui, nes truputėlį, nes aš pasimetu, kodėl taip yra, tai jinai yra, tai jos nėra, tai tu nori, tai tu nenori, kažkaip, labai mėtaisi. Tai va, sausio mėnesį priklauso nuo tavęs, ką tu su ją darysi, nes, jinai yra, taip tu gali, taip tu bandysi, bet čia tik dabar. Tu galvoji, kad tu bandysi. Čia tik dabar galbūt bus toks nusistatymas, taip, aš galiu, aš darysiu, taip, o po kelių dienų jau tavo toks nusistatymas ryškus nebus. Taip, sveikata. Sausio mėnesį sveikata. Sveikata. Na, vėl tie pergyvenimai, tie nemiegotos naktis, daug prigalvojimo, apskritai labai daug psichologinio mąstymo, labai daug galvoji, bet galvoji ties to, kad pergyveni. Ir tada kyla pyktis, agresija, kažkoks nesupratingumas, norisi gintis. Nuo ko norisi gintis, kaip ir viskas pas tave su sveikata turi būti gerai. Galbūt tų sunkių darbų atsisakysi, ar ne? Galbūt tiesiog dėl tų pačių sunkumų, pavyzdžiui, fizinis darbas galbūt, kaip čia, keisi, kad nebūtų tiek fizinio darbo. Ar ne, galbūt iš vis prašysi, tai tik pavyzdys, nes aš tavęs nepažįstu, galbūt prašysi sėdimo darbo, ar ne, galbūt norėsi tiesiog, kaip čia pasakyti, mažiau dirbti fiziškai, pavyzdžiui, ir sveikata, jinai tada nurims, jausies dar toks sugniuždytas, bet judėsi į priekį, kontroliuosi jau save. Dar nežinosi, kaip tiksliai viskas bus, kaip čia, tarsi be išeities kažkodėl tai, bet kad viskas yra gerai. Matai, visas bendras rezultatas bus pozityvus, geras rezultatas. Nors aplinkui labai daug kažkokių tai kardų, tai yra labai daug, daug neramumų kažkokių tai, Galbūt kažkas tau priekaištus pareikš, kad tu, pavyzdžiui, dirbi, nedirbi, tu sakysi, kad man sunku, aš norėčiau pakeisti. Tai tik pavyzdys, nes aš tas nepažįstu. Ne, nes yra fizinis darbas, į kurį tu žiūri gerai, bet galbūt ir čia nusivylimo tokio nėra. Na, tai tokio kaip grėsmės realios gali būti, jeigu tu dirbsi apskritai fizinį darbą, ar ne? Tau gali skaudėti, pavyzdžiui, nugarą, ar ne? Kojas, rankas, pečius, pavyzdžiui. Atkreipk dėmesį apskritai fiziniam darbu, ką veiki, kad taip gali būti per kūną, kad tau bus sudėtinga. Kad kūnas jau atsilieps. Tai yra normalu,
nes ten buvo fizinis darbas. Taip, na ir viskas, nes kaip ir kažkokio tai blogo jau nebematau. Apart, kad, galbūt kažkur persitempsi, persidirbsi, ir tiek. Nieko blogo daugiau nematau. Taip. Na ką, mums liko vasaris. Taip, bendras fonas vasario. Toji pačioji. Žiūrėk. Susitikimai, malonumai, linksmas laiko praleidimas su dama, kuri kažkodėl tai, nežinau kodėl, kol kas, kodėl jinai nenori, kažkodėl jinai nenorės, kažkodėl. A kodėl jinai nenorės? Vienas dalykas, galbūt jinai bus toli ir vat jinai nematys kitos išeities, nes jinai yra tiesiog toli. Ir, tai būna. Na va, greičiausiai šitų. Kaip čia bus? Aha. Tada nežinau. Įdomiai išplaukė. Kodėl sakau įdomiai? Vat būtent dėl tavo situacijos labai įdomiai, kadangi mes turim kažkokį svarbų pokytį, ypač šeimyniniam gyvenime, ar ne? Turim velnę. Galbūt tai yra priežastis, kodėl tau nesiklosto. Nes yra kas trukdo. Aš dar užklausiu, aišku. Bet yra ir kita pusė. Va čia yra juodoji pusė. A dabar žiūrėk šviesioji pusė. Ten mes turim velnę. Ir iškart ateina angelas. Ir yra dvi pusės. Juodoji ir baltoji. Vyksta arši kova. Tau kaip minimum reikalinga apsauga. Kaip minimum. Tau čia kažkas tai yra. Žiūrėk. Taip, tu gyvensi savo malonumui, bet tas tavo malonumas, jis skirtas ne iš tavęs. Taip, dar pažiūrėsim, su kuo man pažiūrėti. Tau gal netgi ne taip, kaip pasakyti, kad tau skirta būti vienam, ar ne? Bet tai tau yra kažkoks, kad vėl tu gyveni dėl savęs. Arba tai tavo psichologinis momentas, kad ta prasme tu pripratęs būti pats savo ir tau sunku į gyvenimą kažką įleisti, kad tau kažkas ten kažką komanduotų, ne? Vat yra tokių, ar ne? Ir dėl to, pavyzdžiui, pas tave gyvenime taip nesiklosto, kaip turėtų klostytis, nes tarsi ir taip gali būti,
kad tau padaryta yra kažkas ant vienatvės. Kad tau būtų sunku, kad tu būtum vienas ir tik dėl savęs viskas. Bet tai gali būti tik tavo psichologinis momentas. Nes čia išėjo mums labai daug blogų kortų. Kad galbūt tu pats jau galvoji, kad tau kažkas yra padaryta ant vienatvės. Ir va, dėl ko aš tau sakau, mums siūlo, kad tau reikalinga apsauga. Matai? Gerai, jeigu mes darysim pom-pom. Taip, jeigu darysim apsaugą, kaip tau tai, toliau bus. Va, matai, vis tik kaip galėtų būti. Tarkim, taip galėtų būti, kad tau reikalinga apsauga, nes tave prakeikia, net nežinau, ar tai yra prakeikimas, bet kažkas tokio kaip antspaudas gali būti. Štai, nes mums rodo vėl, kad jeigu aš dedu tavo apsaugą, tu eini su dama. Matai, su dama ne šiaip savo. Čia nežiūrėk, kad jos dvi. Čia tiesiog tokia stipri dama. Ir šita dama galimai bus netgi santuoka su ja. Jūs kartu plauksit per visus gyvenimo sunkumus, bet netgi iki santuokos. Bet čia ties tuo, jeigu bus apsauga. Nes be apsaugos, toks skurdumas. Jis pas mus jau visą dėlionę tas skurdumas pas mus. Ta prasme, nei pats, nei su kažkuo. Šalta, nejauku, reikalinga pagalba, bet jos nieks nemato. Kažkaip taip. Aš manau, kad tavo apsauga netgi labai gerai padėtų. Taip. Žiūrėk, aš tau netgi parodysiu, kaip tai atrodo dugne. Nes vėl mums rodo, kad dama yra, ar ne, ir meilė yra. Dabar taip gali būti. Jausmai, meilė ir perspektyvos yra geros su šia dama. Ir aš tau parodysiu, oi, kiek čia daug gražių kortų. Toj. Taip. Taip. Matai, jeigu daryti ritualą, žiūrėk, pas tave grįžta sėkmė, pas tave grįžta jėga, pas tave, tai čia magas, tai gali būti tas žmogus, kuris tau tai visą tai grąžins, taip pat tau grąžinamos tavo jėgos. Žiūrėk, ateina pinigai ir naujos galimybės. Ateina apskritai naujos galimybės ir ne tik, kad pinigai, priklausomai ką tu norėsi. Pavyzdžiui, galbūt norėsi įsigyti mašiną, galbūt tu namą pirksi, galbūt dar kažkas. Tai yra begalė naujų galimybių, bet būtent grįžta tavo sėkmė, tavo jėga grįžta ir fortūna. Čia kitaip aš nepasakysiu. Aš manau, kad tau reikalinga apsauga kaip minimum. Grąžinimas tavo likimo, nes čia kažkas tai yra pas tave pridaryta. Taip, tvarkoj, mes čia buvo bendras. Čia buvo bendra informacija. Taip, ką mes turim dabar? Vasaris finansai. Vasaris finansai. Ką tu finansuose, kaip tau finansai vasario mėnesį? Kelintą kartą mes ją sutinkam? Ir vėl tas pats, tu tik pažiūrėk. Mes žiūrim finansus. Taip.
Finansai, būsi nusivylęs, tau kažkas nepatiks, bus daug konfliktų. Valdžia. Pati valdžia arba tavim nusivils, nes tu kaip pats sau ir bus konfliktiška darbe. Apskritai, darbe bus labai konfliktiška. Taip. Na, viską galima pakeisti, kaip visada, viską galima pakeisti, ar ne? Viską galima pakeisti, jeigu teisingai viską daryti, tvarkingai komunikuoti, tada taip galima viską pakeisti, bet žinai kaip, tarp ugnies ir ledo. Vat viskas jau gerai, viskas galima sutvarkyti, ar ne, su valdžia sutarti, suderinti ir po to vis tiek yra tas, kas puola. Kažkas tau nori pakenkti ir žiūrėk, tas pakenkimas eina per visas sritis. Ir per sveikatą kažkiek, ir per darbą, ir per santykius. Iš viso kažkas tai nepatinkėtų kažkam, kažkas tave labai stipriai stebi, labai stipriai keiksnoja, tarkim taip. Ir galbūt tu žinai tokius žmonės, galbūt nežinai, galbūt jie apskritai pas tave yra darbe ir dėl to kažkoks tai nesusipratimas, tai gerai, tai blogai. Finansai turėtų nenukentėti vasarį, bet fonas toks darbinis gali būti labai konfliktiškas, gali būti neteisingumo daug, barnių daug, galbūt teks aiškintis kažkur kada arba kas ką pasakė. Situacija įsilygins, bet vis tiek nemalonumas, toks nemalonus jausmas vis tiek liks, todėl kad, kaip tu mane puolei už kokį gerą, tu pirmai rodyk, aš ar ne aš tai dariau, tarkim, toks, bet turėtų viskas susitvarkyti. Taip, kas pas mus dar? Santykiai, Santykiai. Kas vasarį santykiuose? Kas yra jums? Kas yra santykiuose? Vėl daug mąstymo, daug galvojimo, nepajudėjimo iš vietos, galbūt bus toks fonas irgi toks sąstingis, ar ne? Taip. Šitą mums rodo dugnas. Dabar žiūrėkim, ką rodo kortos, kaip bus santykiai vasarį. Santykiai bus tokie. Iš vienos pusės turėtų ar galėtų būti viskas gerai. Turėtų kažkur būti viskas gerai, bet kitaip nebus, ar ne? Vėl tie patys nusivylimai, galvojimas apie praeitį, tu turi kažkokiu būdu atkirsti viską ir išeiti į naujus galimybės, naujus jausmus, ta prasme, tu turi visą praeitį palikti kažkur ten už nugaros. Vėl galbūt mums tai yra priminimas, kad galvok pozityviai. Galbūt daugiau apskritai lankykis pozityviuose vietose, su pozityviais žmonėm bendrauk, ar ne, nes čia vien tik nusivylimas, tu tai turi jau patraukti, nes visus 3 mėnesius mums rodo tą patį ir tą patį. Vienas dalykas, kitas dalykas, tu, tai yra kažkoks toks, kad tu viską pats pakabini ir sėkmė pas tave niekaip negali grįžti. Kokiu būdu tu tai darai, aš nežinau, bet pas tave, sėkmė turėtų grįžti. Galbūt tai yra per kažkokį tai ritualą, galėtų būti, nes viskas yra sulaikoma. Visas šitas galėtų būti, bet jo nėra, viskas yra ore pakabinta.
O gali būti, bet nėra. Matai? Gali būti, gali visi norai pildytis, viskas gali būti. Gali būti ir perspektyvos geros, ar ne? Gali, žodžiu, gali būti viskas labai gerai. Tikrai, viskas gali būti. Tiesiog tu pats kažkur tai užstrigai. Žinoma, aš nežinau tiek daug informacijos, aš negyvenu su tavim, bet gali būti viskas labai netgi gerai. Galbūt tai tik toks periodas, bet man atrodo, tu biškai labai praeitį kažkur užstrigai ir tą praeitį dar vis tempi. Na, ją reikėtų paleisti, kad galėtum gyventi va šiame laike, ar ne? Galbūt tau taip lengviau bus suprasti, ką aš tau noriu pasakyti. Taip, liko mums sveikata. Vasaris, kokia bus sveikata? Nesuprantu aš. Žiūrėk, sveikata mum rodo magą, tai reiškia daktaras arba kažkoks tai atsakingas asmuo už sveikatą. Vėl mum rodo, kad atkreip dėmesį į sveikatą. Dabar taip. Galbūt lankysies pas kažkokią tai daktarą ar dar kažką. Galbūt tai psichologas. Čia iš vis. Gali reikšmų būti daug. Tu lankysies kažkur pas. Galbūt ne vieną daktarą, ar ne? Galbūt pas keletą daktarų tu lankysies. Galbūt tu bandysi išsiaiškinti, kas tau yra. Taip? Ir mes čia matom bokštą ir vėl matom nusivylimus. Taip, tau galbūt tu gausi kažkokiu tai netinkamų rekomendacijų, kaip tu įsivaizduoji, tai tau tos rekomendacijos nepatiks ir tu nusivilsi. Ta prasme, daugiau aš čia neįsiu, nieko man nepadeda, nieko aš nežinau, aš daugiau nebeįsiu, nes tame tikslo nebėra. Tai va, bus, kad galbūt tavo įsivaizdavimą kažkokį tai sugadins, nes tu įsivaizdavai vienaip, pavyzdžiui, o tau pasakys visai kitaip. Nes vėl mums rodo, žiūrėk, tą patį. Ta patį, ką ir prieš tai rodė. Viskas yra pakabinta tokioj pozicijai, kad tu negali nieko padaryti. Supranti, jeigu ten buvo magijos, ją reikia gražinti. O gražinti ją gali, tu pats to negali padaryti, turi būti jėgos žmogus, kuris tai gali gražinti. Dabar viskas tiesiog pakabinta neaiškioj padėty. Toliau, kodėl man tą patį per tą patį jau rodo? Maišyk nemaišęs, rodo tą patį per tą patį. Reiškia, tavo likimas yra tavo rankose. Tu pats gali suprasti, ką tau su juo daryti. Jeigu tu ten kažkokių rekomendacijų neklausysi, ar ne, tai bus vienoks pokytis. Jeigu tu rekomendacijų klausysi, ar ne, tai bus kitoks pokytis. Aš apie šitą pokytį, kad tu savo rankomis gali turėti, jeigu tai aktualu, santykius gerus su geroms perspektyvom. Ne? Tu gali turėti kažkokią tai šeimą, kaip tavo akimis tai matoma. Va. Bet čia reikalinga yra apsauga. Nes kažkoks tai negatyvas ant tavęs yra, matai? Čia turim angelą ir matai, yra tavo aplinkoje, reiškia, moteris, viskas tiesiog yra sustabdyta. Ir tu nei ten, nei šiandien. Nei ką gali padaryti, nei ką nori padaryti. Po to nori, bet nebegali. Ir tokio stagnacijoje stovi. Ir kol kas dar neaišku, kaip išsispręs, nes kažkur tu turi pats nuspręsti, ką tu nori, kaip tu nori, kada tu nori. Iš vis, tuos momentus tu turi juos
detalizuoti, kas tau negerai, kur tau negerai, kada tau negerai, ar ne, suprasti, kaip tu nori juos įspręsti, kokiu būdu, kokiais takais, takeliais, ar ne, ką tu nori atverti, ką tu nori uždaryti, kaip aš minėjau, praeitį, ne, galima būtų paleisti, uždaryti, nes labai kažkoks nusivylimas šleifas eina iš praeities. Tai va, tu turi visą tai apgalvoti. Jeigu tau reikia apsaugos ritualo ar kažkokio kito ritualo, gali pas mane kreiptis, aš tau jį padarysiu su nuolaida. Viskas. Šiam kartui tiek. Tau daugiau reikia kažkaip psichologinės pagalbos, netgi ne pagalbos. Na, tu pats save turi pradirbti. Va taip, pradirbti. Taip, visada su savim reikia dirbti, nieko nepadarysi. Niekas už tave tavo skausmų, tavo kitų momentų nepradirbs kaip tu pats. Na kągi, sėkmės tau.